Labas. Džiaugiuosi, kad užsukai. Kartu pasinerkime į tvarkymosi su užplūstančiu noru valgyti meditaciją. Ir tai jau yra žingsnis į save, pasirūpinimo savimi. Vienas iš veiksmingiausių būdų tvarkyti su potraukiu valgyti yra tiesiog sutelkti jį dėmesį. Taip atrodo paprasta, bet iš tikrųjų ne taip lengvai visiems pavyksta. Bet kartu mes tikrai galime išsiugdyti šį gebėjimą grįžti į save. Tai padaryti gali padėti santraupa stop. Dabar, arba kai pastebėsi, kad užplūdo noras valgyti, prisimink šią santraupą. Ir kiekviena raidė turi savo reikšmę. S reiškia tiesiog sustok. Jeigu leidžia aplinka, atsisėsk patogiai, išsitiesk nugarą ir pabandyk užsimerkti. Jeigu šiuo metu tai negali padaryti, pabandyk sutelkti žvilgsnį į vieną tašką ir pabūti jame. Ir skirti laiko šiek tiek savo sustojimui. T reiškia 3 kartus įkvėpk. Padaryk tai dabar. Lėtai. Leisk savo pajusti įkvėpimus ir iškvėpimus. Gali padėti ranką ant krūtinės ar ant pilvo, kaip tau patogiau. Pirmiausia, pabandysime pripildyti pilvą, o paskui krūtinę. O iškvepiant leisime krūtiniai, o paskui pilvui nusileisti. Pabandome kartu. Įkvėpkime per pilvą, krūtinę ir iškvėpkime per krūtinę ir pilvą. Dar kartelį įkvėpkime, iškvėpkime. Ir dar kartelį, sutelkdami dėmesį į kvėpavimą. Įkvėpkime, iškvėpkime. O reiškia, o kas vyksta? Pirmiausia, kviečiu susipažinti su dabartiniais pojūčiais kūne, kuriuos pastebi labiausiai. Ar pastebi norą valgyti besireiškinti fiziniais pojūčiais? Galbūt jauti alkį pilve, skrandyje, o gal burnoje, kaip pasireiškia alkis. Gal jauti spaudimą skrandyje, o gal daugiau seilių burnoje. Pastebėk save. Pamėgink tiesiog atpažinti ir įsisąmoninti, ar iš tikrųjų jauti fiziologinį alkį. O dabar patyrinėkime jausmus. Kokias emocijas šiuo metu patiri? Dažnai po potraukiu valgyti slypi jausmai ar emocijos. Pažiūrėk, gal visą tai ir jauti? Kur šie jausmai ir emocijos reiškiasi kūne? Ar šiuo metu jauti energiją, o gal kaip tik sunkumą? O gal jauti nerimą, nervingumą? Ar jauti, kad negali valdyti susikloščiusios situacijos? O gal jauti liūdesį? O gal kaip tik didelį entuziazmą? Kartais patiriame keletą sumišusių emocijų vienu metu. Kokias emocijas šiuo metu patiri? Paanalizuok, ar jos statiškos, ar jos keičiasi. Įvertink kiekvieną savo emociją. Ir dažnai emocijos taip pat lydimos fiziniais pojūčiais. Galbūt jauti spaudimą krūtinėje, galvos spaudimą, tvinkčiojimą. Pabandyk įvertinti savo jausmus ir juos lydinčius pojūčius. O dabar kviečiu patyrinėti mintis.
Kokios mintys šiuo metu sukasi galvoje? Ir ką šis užplūdęs noras valgyti sako? Kaip manai, kas bus, jeigu dabar pasielgsi taip, kaip sako mintis valgyti? Ir kaip jausies ir ką galvosi po to, kai taip ir pasielgsi? Kaip manai, kas bus, jeigu nuspręsi šią mintimi nesivadovauti? Kokių minčių ir emocijų kils tuomet? Pabandyk įvertinti šias dvi situacijas per savo jausmus ir pojūčius. Kaip jausies po skirtingų variantų pasirinkimo? Pabandyk įvertinti savo žingsnius ir pojūčius. P reiškia pasirink. Pasirink toliau elgtis tokiu būdu, kuris stiprins tavo pojūčius, emocijas, pasirūpins tavo sveikata. Dar kartą giliai įkvėpk ir apsvarstyk kitą žingsnį, kuris teigiamai veiks tave, kuris artins prie tavo tikslų ir bus naudingas tau. Ir judėk pirmyn su kuo mažiau vertinimų. Kokį sprendimą be pasirinksi, jis yra tavo, išjaustas ir apgalvotas. Ir kai dienoje bus sunki situacija, prisimink šią santraupą STOP, kur S reiškia sustok, T 3 kartus giliai įkvėpk, O kas vyksta? Pojūčiai, jausmai, mintis ir situacija. Ir P pasirink. Tikiu, kad tau pavyks, nes tu jau eini žingsneliu į priekį, į save. Su šiluma ir nuoširdžiu apkabinimu, Natalija.